Dar nemiega vaikai? Nemiega. Jau viskas. Patys mažiausi. Patys mažiausi. Tai ką, sveiki atvykę į vitaminų kraitę. Sveikinam jūs. Čia mūsų yra mama darželio, direktorė. Visi čia mamos. Prašom. Kviečiam užeiti. Kaip mes pradėjom? Pradėjom 2018 metais. Čia buvo tokia idėja dar mūsų mero Rolando, kadangi aplinkui turim daug ekologiškų ūkių ir jis labai prijaučia žemės ūkiui ir sako, kodėl, pavyzdžiui, ūkininkai turėtų kažkur išvežti daržovės ar ten vaisius, o mūsų tiek yra ugdymo įstaigų ir kad vaikai sveikai valgytų, padarykim gal tokį kaip projektą. Ir 2 darželiai Ukmergės, tai mes ir Nykštukas, tiesiog prisijungėm į tą projektą. Iš pradžių nebuvo finansavimo ministerijos, tai buvo labai sunku, nes ekologiški produktai tikrai labai brangus. Tai pirmais metais mums padėjo su tais finansais savivaldybė, o dabar, kadangi gaunam paramą po 26 eurus už vieną vaiką, tai su tėvelių kartų mokesčių mes išgyvenam. Tai mums, kadangi mes dar turim sidabrinį eko ženklą, patys pirmieji Lietuvoje gavome kaip maitinimo įstaiga, tai mes dabar pasiekėm virš 80% ekologiškų produktų. Tai va, labai džiaugiamės, kadangi jau 5 metai ir jau mūsų išėjo viena laida, šiemet pati pirma, kuri išėjo į mokyklą, kuri gyveno sveikai 5 metus. Aišku, mokykloje viskas baigėsi, nes ekologinio maitinimo nei viena mokykla neturi. Kaip tik pasakojau, kad keista, turim 185 vaikus, o lanko 155, 150 keli, tai tikrai labai didelis procentas lanko. Ir aš manau, kad tai atsiliepia į tai, kad vaikai maitinami ekologiškai, švariais produktais. Tai va, džiaugiuosi aš, kad mūsų yra aplinkiniai ekologiniai ūkiai ir Mindaugo Stragio, ir Genovaitės, ir Kvekšas, kur teikia mum jautieną, nes mūsų vaikai valgo tik jautieną, kiaulieną ir vištieną, atsiprašau, ir kalakutieną. Tai va, prasidėjo, žodžiu, to darželių programa ir taip visi susėdom su tuometiniu meru, kad reikia tada darželiam, reikia jau konkrečiai ir užaugintų daržovių, nes nėra čia tokių pas mus daržininkų, iš kurių, nes pagrindinis, ko vaikam reikia ekologiškų, tai ekologiškų daržovių ir vaisių. Visi darželiai, žodžiu, perka per Ukmergės kooperatyvą. Iš mūsų mes vežam į kooperatyvo sandėlius, jie daro logistiką, skirsto po visus darželius. Čia, kaip mes matome, Ukmergėje beveik visi darželiai dalyvauja. Nuo ko priklauso jūsų galva? Ar nuo darželių vadovų, ar nuo savivaldybės vadovų, tos iniciatyvos? Šiaip, kadangi aš pats esu savivaldybininkas nuo 97 metų, aš galiu pasakyti, kad didžioji dalis, ko gero, priklauso nuo savivaldybės. Bet kuriuo atveju, jeigu savivaldybė šitoje vietoje nedalyvautų, tai būtų problema. Dėl to, kad tiesiog savivaldybė gali paprašyti, gali ir įpareigoti, nes kas yra toks tiekimas, yra sveikas maistas vaikams. Tiesiog iš ūkio palaikai ir vietos augintoje, ir tuo pačiu vaikus aprūpini sveiku maistu, tai darželių, sakykime, vadovai, net jeigu jie norės, o savivaldybė prieštaraus, tai tikrai nieko nepadarys. Ekologinė produkcija būtent dengia ministerija. Žemės ūkio ministerijoje yra programa, pagal kurią būtent ekologiniai nacionalinės kokybės produktai yra kompensuojami. Aš dabar tiksliai programos nepasakysiu, kokiom proporcijom yra kompensuojami, bet tai yra ženkli dalis darželiam, būtent, kad jie galėtų siekti. Čia yra ministerijos programa. Jeigu žiūrint į, sakykime, perspektyvas, dėl ko sakiau savivaldybė, dėl to, kad savivaldybės bet kuriuo atveju pirkimai per įstaigas jie yra centralizuojami. Ir tokiu atveju priklauso nuo savivaldybės pozicijos, ką jie rinksis. Nes, jeigu žiūrint iš tos pozicijos, sakykime, ekologiškas įvežtinis maistas ar užaugintas ūkyje tam regione maistas, tai bent jau aš vienareikšmiškai rinkčiausi vietinę produkciją, dėl to, kad kaip būtų, tai yra pridėtinė vertė visam kraštui sukuriama.
O jeigu vertinant tai, kad, sakykime, ekologiško maisto įvežt ir parduot, nu, bent jau mano matymu, tai yra tik tai, sakykime, tik prekyba. Gamyba yra vis tiek bet kuriuo atveju svarbiau. Žemės ūkio ministerija būna pateikta, kada yra teikiamos paraiškos, tai gauna kiekvienas rajonas tikrai ir dabar va, turbūt gal net gruodžio pradžioje, net lapkričio būna paraiška, kad bet kuri įstaiga gali pretenduoti į tą paramą, bet jinai turi būtinai gaminti vietoje, kad būtų maistas gaminamas vietoje. Pirmiausia, tai yra pirmas žingsnis, tai yra valgiaraščių sudarimas. Tai turi padaryti valgiaraščius, atsisėsti tiesiog komandinis darbas ir pagalvoti ir žinoti, ką vaikai valgo. Ir tam valgiaraštyje, žiūrint, kiek jie siekia to procento, jie turi, aišku, ne mažiau 60% maitinti ekologiškai, kad gautų paramą už vaikus. Tai turi pasiskaičiuoti, kiek kilogramų ten suvalgys mėsos, pieno, varškės. Tai jie nebūtinai gali pirkti vien ekologiškus produktus. Jie gali pirkti, nes, pavyzdžiui, ministerija tai kompensuoja, jeigu yra ir nacionalinės kokybės, tos kokybės produktas. Tai mes pasiskaičiuojam, kiek, pavyzdžiui, per metus mes tų kilogramų, ten, pavyzdžiui, kiek mums reiks ten pomidorų, bulvių, mėsos, pieno, varškės ir yra įrašoma į sąlygą. Tai mūsų patys vaikai turim šiltnamį, turim kiekvieną grupę po lysvę, kur prisiaugina daržovių. Vasaros laikotarpiu tai vaikai ką galima, tai viską valgo. Ir šilauogės, ir braškės, ir kas įmanoma, avietės, ką galima. Tai valgome ekologišką. Mes ruošiamės rudenėlio šventį, kuri vadinasi vitaminų kraitė. Šiaip kiekviena grupė turi savo lysves. Tose lysvėse užsiauginę esam ne tik vaistažolės, kaip minėjo direktorė, bet esam užauginę ir prieskoninių daržovių. Tarkim, mano grupė augino paprikas, kurios šiais metais be galo gerai užderėjo. Pagardai. Tada obuolienės žvams per kalėdas. Tai yra tėvų kalėdinės dovanos. Kaip jūs matote, direktorė pasakė, kad viskas prasidėjo nuo 2 darželių, o dabar yra 74, man atrodo. 74. Kaip jūs tą proveržį galite įvertinti? Nuo ko tai priklauso? Nuo įstaigos vadovo, nuo savivaldos? Tai, ko gero, kaip minėjau, kalbėdamas nuo galvos. Ir nuo savivaldos, ir nuo įstaigos vadovo, nes jeigu centralizuotas procesas yra pirkimų, tai aiškiai turėtų būti, bet kuriuo atveju aš manau, kad savivaldos vadovas turėtų duoti tonusą. Savivalda turėtų pagrindinį argumentą užstiprinti, kad būtent to reikia, ko reikia mūsų vaikams. Darželis taip gali būti kaip atskirai, bet jeigu nėra bendros politikos, nebus taip, kad gali būti, kad iš 10 darželių 1-2. Jeigu bus nuostata, tai tada gali būti visas procesas užsisukti per visą savivaldybę, jeigu yra daugiau darželių, kad visi tada gali būti finansuojant, dalyvauti programą. Tai yra ekologiško maisto tiekime, neklystu, yra ekologiškas maistas ir nacionalinis kokybės ženklų pažymėtas maistas. Tai va trumposios grandinės, jos ekologija ir trumposios grandinės vienas kitam neprieštarauja. Lygiai taip kaip nacionalinis kokybės ženklas irgi. Čia vienas kitam neprieštarauja, tiesiog paprastesnis tiekimas, bet šitoj savivaldybėje principas pasirinktas per vieną tiekėją. Per vieną tiekėją visi dalyvauja procese. Nesirenkama, kad, sakykime, vieną salotą vienas, kopūstą kitas, bulvę trečias. Tai čia yra sudėtingesnis būtų procesas pačiam darželiui suvaldyti kooperaciją, jungimasis, jisai yra geriau.